Aš dalyvau raustuose. Vat, prieš vieną šaltą Roast Battle Open Mic'e, vat va čia šitam video. Va čia aš esu, ten aš kažkur tai čia. Jeigu norit pažiūrėti, video paliksiu apačioje, galite paspausti, pamatyti ir tada grįžti šitą video. Aš nepyksiu, palauksiu. Kas? Atrodai durnas. Tai per šį video aš noriu pakalbėti apie patirtį būtent to didesnio renginio, raustai, kaip sekėsi joms ruoštis, kas čia būtent vyko, kaip ten nutiko, kas vyko. Tai aišku, čia bus daug spoilerių iš to video, tai jeigu norite jį pažiūrėti, pirmiausia siūlyčiau pasižiūrėti ir tada grįžti, jeigu nesvarbu, nu visiems palaukiam. 5, 4, 3. Pamiršau, koks skaičius, po to nesvarbu, gerai. Tai gerai, Roast Battle. Roast Battle tai yra tiesiog, kai du žmonės kovoja viens prieš kitą žodžiais. Įžeidinėja, daužo, smūgiuoja, tiesiog varo ant kito žmogaus. Ir va šitie Roast Battle kaip veikia, kad kitas žmogus aprašo save ir tada nusiunčia priešininkui ir priešininkas tada turi su kažkokia medžiaga, kurią gali dirbti. Ir tada susigalvoti, ką jis nori daryti. Tai Lietuvoje yra tik tai va šitie Roast Battle, va būtent prieš vieną šaltą, va šito podcast'o komikų grupės. Niekas kitas ir nedaro. Bet čia yra tokia kaip ir atskira atšaka nuo jų tokių pagrindinių Roast Battle, kur ten vyksta su populiariais žmonėmis, populiariais komikais ir panašiai. O ten, kur buvau aš, tai yra, kur žmonės eina pasibandyti, ten, kurie neturi tiek daug patirties, kur labiau juokinga nesiklausyti, ką jie sako, o kaip jie sako ir kaip atrodo, kad nes jie feilina. Nu, tai tie mažesni Roast Battle, tai kaip veikia, kad jie yra tokia open mic'o formato, ką reiškia open mic'as, kad bet kas gali išbandyti. Nu ir jų buvo 4 serijos. Ir iš kiekvienos iš tų serijų po 2 laimėtojus ir iš tų 2 laimėtojų varo į finalą ir finalėje tada kovoja. Tai aš buvau 4 laidoje, ten va parašyta, o to čia parašyta 4. Aš 4. Ir kaip veikia registracija, kad pirmose 3 dalyse galėjo būti tik tai komikai. Ar pradedantieji, ar ten šiek tiek jų pažengė, bet tik tai komikai, nelabai kas kitas turėjo prieigos prie registracijų, tai va būtent nelabai kas kitas ir galėjo. Bet 4 laidoje, kur aš buvau, primenu, aš ten buvau, buvo padaryta anketa visiems. Bet kas norėjo, galėjau surašyti ir tokia, kad sakė, kad žmonės taip iš gatvės galėtų ateiti. Ir aš pagalvojau, aš užsirašysiu, nu kas bus, tas bus. Nu, pabandyti niekas nedraudžia. Jo, tai po savaitės aš gavau pranešimą, kad aš ten būsiu. Man tiesiog atsiuntė tą būtent mano priešininko anketą ir tada reikėjo ruoštis. Gal buvo duotas 2-3 savaitės kažkas tokio. Nu ir aš nemeluosiu. Sunku rašyti raustus, ką žinau, sunku stumti ant kito žmogaus, aš draugiškas esu, aš va, nu davai, mes draugai. Paspausk subscribe, mes va draugai. Nes aš daug matau komentarų ant tų video, kur būtent tie, nu, naujesni komikai raustina ir daug kas sako, kad, nu, va, jie čia turėjo pasiruošti, jie turėjo daug laiko, gali pasiruošti, kodėl čia tokia nesąmonė varo ant scenos. Nėra taip lengva rašyti. Pabandykite parašyti bairį ir nueiti ir pasakyti jį. Pamatysite, kad tikrai netiek daug žmonių juokiasi, kiek jūs manote. Nes, kaip sakiau, yra pakankamai taupi. Gerai, šitą nekreipkite dėmesio čia. Pradedam iš naujo. Nekreipkite, nežiūrime čia. Tas pats ir su raustais. Šita laida nėra tai, kad įžeisti kitą žmogų. Šita laida yra prajuokinti žmonės. Tai tavo raustas tas iš kito žmogaus kažkokios asmenybės, ten aprangos, kažkokios detalės turi prajuokinti žmonės. Nu tada tu turi galvoti, kas veikia, kas ne. Nu, suki. Ir tu nelabai žinai, nes, nu, patirties tikrai nėra. Bet aš ruošiuosi tiems raustams ir tada išeina pirmos tos dalis. Ir aš tada galiu pamatyti, kaip sekėsi tiems kitiem komikam, tiem pradedantiesiems būtent raustinti. Nu ir pažiūrėjus, tikrai matosi skirtumas tarp tų open mic'ų ir tų profesionalių raustų. Nu, ne tas pats tikrai lygis. Ir aišku, tada stresas, nes tada tu supranti, kad tu irgi greičiausiai visišką nesąmonę prirašai ir reikia iš naujo kurti ir galvoti ir kažką tai daryti, kad būtų geriau. Nu bet gerai, atėjo ta diena, raustai. Aš ten kažkiek pasiruošęs tos raustus. Galvoju, visai neblogai, pasikartojęs dar namuose su kelis kartus, galvoju, visai gerai čia išeis. Aš taip pat galvojau, kad 4 laida tai būtent visi žmonės bus iš tų atvirų anketų. Tai reiškia, kad bus žmonės, kurie turi labai minimaliai tos scenos patirties arba iš viso jos neturi. Pasirodo, tik tai aš ir mano priešininkas buvo ta vienintelė pora iš gatvės. Aš ateinu tą dieną ir kitos poros yra tiesiog komikai, kurie jau apšildo kitus komikus, kurie uždirba, kurie jau turi virš metų patirties ant scenos. Aš jau galvojau, čia stresas blogai, nes palyginus su jais, aš tikrai greičiausiai blogai pasirodysiu. Nes aš esu buvęs ant scenos prieš tos Roast Battle. Ten gal buvo kokių 10-12 kartų. Per laidą sakiau kažkodėl iki 20 kartų, nors tai nebuvo ar tai 20, nu bet tarkim. Esi lipęs į sceną? Jo, šiek tiek lipęs. Kiek kartų lipęs? Nu,
iki 20 dar. Ir koks buvo nustebęs mantas, jis tikrai tikės mažesnės skaičius, nes jis dar pasakė paskui, kad, 20 kartų yra visai daug. Čia iškirtų kažkaip buvo, nežinau. Mano priešininkas ant scenos buvo gal irgi tik tai kelis kartus, mažiau už mane ten, bet visiems panašiai mes turim patirties ir galvojau panašiai eisis, panašiai nesėjo. Dar netgi pradžioje aš galvojau, kad aš visai gerai pavarysiu, nes po pirmo mato rausto, buvo įdomu. Paklausykit. Ignas yra IT studentas, mokytojas, korepetitorius. Nu šiaip šimtukais baigė mokyklą. Nu, protingas bičias pagarba. Bet kad ir kiek protingas vis tiek šiandien profkinių gausi. Kas pradeda raustų su komplimentai, čia buvo taip keista. Dar netgi Emilis tiesiog pasakė, va dėl šito atėjome, kad va pasižiūrėti šito. Va to aš ir atėjau. Pagaliau. Bet paskui aš tiesiog prasileidau, tai nesvarbu. Ir didžiausias toks, manau, kyšis, kad labai man trukdė, kad ten žiauriai pradėjo džiūti burna. Ne čia jaučiu dėl streso, bet ten taip pradėjo džiūti, aš taip norėjau gerti. Ir nesvarbu, kiek aš geriau, visiems burna buvo išdžiūvusi. Ir aš tada dar į tūliką norėjau. Mes visi ten turime sėdėti ant kamerų ir tai nelabai galime išeiti vidury pasirodymų. Tu tiesiog sėdi ir tiesiog galvoji, ten tu nori gerti, bet tu nenori perpildyti, nes paskui tu net nepakalbėsi, kaip ten tau apačioje užpildyta yra. Bet šiaip renginys tikrai buvo linksmas, nemeluosim, man patiko, aš tikrai manau, gal ateityje pabandysim dar kelis kartus, nes visien. Aš sakyčiau, kad šitas labai padėjo man ant scenos jaustis patogiau. Nes aš dažniausiai, jeigu esu ant scenos, tai aš pasirodau prieš kokius 10, gal 60 žmonių. Va tokiam tarpe. Ten buvo apie 200. Tai tikrai didelis skirtumas. Ir mano super planas genialiai veikia. Pirmiausia, tačiau buvo pirmas lygis, tai toks mažesnis renginys, kur vis ten gan daug žmonių. Paskui kokį didelį renginį reikia nueiti ir tada į prezidentus. Pirmas žingsnis jau padarytas. Kad sudaužė mane, ką jau padarysi, gyvenimas jau toks yra, taip sekasi. Mano didžiausias tas priešas ir laimėjo ir gavo daug alaus nealkoholinio, tai vieną man tiesiog davė, tai va čia mano kaip trofėjus pralaimėjimo, tiesiog čia va taip ir sėdė. Bet čia dar vienas toks dalykas, kad aš šiaip Roast Battle nelabai daug esu žiūrėjęs, aš gal vieną kartą su draugais žiūrėjome kažkartą per YouTube, bet aš šiaip nelabai to sekdavau. Ir užsirašiau Roast Battle, nes aš galvojau, kad visai būtų faina tiesiog pabandyti kažką tai daugiau. Tai tik tai, kai mane užrašė, aš pradėjau žiūrėti senesnes laidas ir suprasti, kaip ten tiksliai viskas veikia. Bet viskas, dabar jau pasiruošęs aš. Po šito Roast Battle aš dabar bet ką galiu stumti. Pavyzdžiui, klausyk tu. Ar tu begemotas? Nes bėga montas. Bet dar labai keistai ten po to pasirodama, tiesiog man tas lonkus ten buvo. Tai su visais pasisveikino, nežinau, tas keista buvo, bet labai aukštas jis kažkaip, tai aš tikiausi jis kažkaip tai žemesnis, bet ne, jis pakankamai aukštas. Bet taip įdomu pažiūrėti tos komentarus, kur būna po šitais video tiesiog sako liūdesio komedija. Kaip blogai. Būtų dalyvavęs koks kurčias, būtų laimėjęs lengvai. Ar aš netrolau čia toks baltas, aš nežinau. Ar aš mėlynas? Aš nesuprantu. Aš mėlynas, ne? Kas čia vyksta? Aš atrodo kaip ligotas žmogus, ne? Aš dabar paslinkęs. Ko? Bet visai linksma. Geriau susipažinau su kitais komikais. Aš tikrai manau, kad čia yra gera patirtis. Man tikrai patiko, aš nemeluosiu. Biški liūdna, kad pralaimėjau, bet tikrai suprantama, nes jeigu jūs pažiūrėsite tą video, pamatysite, kad aš ten tikrai ne geriausios formos, bet gyveni ir mokaisi. Klausyk, tu atrodai kaip nepasubscribinęs, tai pasubscribink dabar, kad neatrodytum, nes tik tai liurbiai nepasubscribinę. Manau taip pat. Aš sakau, aš šaus meistras dabar esu. Šiaip čia yra antras kartas, kaip aš filmuoju šitą video, nes pirmą kartą aš tiesiog nefilmavau garsą. Ir pažiūrėkit, aš čia supratau ir... Aš nieko nekalbėjau. Kodėl?